10 valandų ir 16 minučių yra Lietuvoje, čia LRT Opus radijas ir šiandien mes turime tokią labai ekstremalią temą. Paskutinę laidos valandą pakalbėsime apie trail bėgimą. Kodėl kalbamės? Todėl, kad paskutinį rudens sekmadienį Verkių parke įvyks laukinis trail bėgimas. Su mumis viena šio bėgimo organizatorių ir patiko gero dalyvė Viktorija Tomaševičienė. Labas rytas, Viktorija. Sveiki. Apie patį trail bėgimą, tai kuo jis skiriasi nuo įprasto bėgimo, prašau papasakok, nes tokio kaip ir atitikmens, ar ne, mes čia bandėme aiškintis, dar neturime lietuviško atitikmens trailui, ar ne? Na, trail bėgimas tai yra turbūt viskas, kas yra bėgama ne asfaltu, tai yra ne plentu. Jeigu bėgama yra miško takais, natūraliais gamtos takais, tai yra trail bėgimas. Bet čia tik tai taip gražiai skamba, žinai, bėgimas miško takais. Iš tikrųjų, tai viskas daug ekstremaliau turėtų būti. Na, nes miško takai gali būti labai įvairūs. Gamtos takai, vienokie jie yra pas mus Lietuvoje, kitokie visai gali būti kur nors kalnuose, o kalnuose bėgimai taip pat vyksta. Gerai, apie pomėgius lakstyti kalnuose, trail takais, apie dalyvavimą, kažkokiuose varžybose, bėgimuose užsienyje mes dar tikrai pakalbėsime, turime laiko iki 11. Apie sekmadieninį bėgimą Verkių parke bandėme aiškintis, lyg ir pirmas toks, ar ne, didesnis, toks kviečiantis visus entuziastus, mėgėjus susiburti į tokį bėgimą, ar ne? Anksčiau galbūt lakstėte ne tokiais takais, kaip ten viskas? Verkių parke bėgimų yra buvę ir turbūt yra buvę ne vienas bėgimas, bet jie buvo šiek tiek kitokie. Jie buvo daugiau organizuojami plačiais, gražiaisiais Verkių parko takais. Mano mintis buvo suorganizuoti Lietuvoje šiek tiek kitokį bėgimą, negu yra įprasta. Tai yra kad būtų daugiau ekstremalių situacijų, ekstremalių atkarpų, kurias veikiant reikia tam tikrų techninių sugebėjimų, techninių žinių, kaip reikia bėgti. Tai yra upelio kirtimas nuvirtusių medžių, upelio kirtimas per sugriuvusią malūną, kur yra akmenys ir tie akmenys slidūs, kad dalis tai iš tų akmenų juda, bėgimas šalia skardžio, kur yra tikrai labai siauras takelis, ir reikia žiūrėti, kur dėti kojas. Trasoje yra daug aštrių posūkių, daug šiek tiek įkalnių, šiek tiek nuokalnių, bėgimas visai šalia šaltinio, kur danga yra klampi ir ganėtinai molėta, taigi galiu garantuoti, kad dalyviai grįš turbūt su stipriais įspūdžiais ir šlapiam kojom. Greitai, o kaip reikėtų pasirengti tokiam bėgimui, bent jau jeigu nesi išbandęs nieko panašaus, ar verta bandyti galbūt tą 5 km trasą iš pradžių reikėtų pasirinkti, ar kaip? 5 km trasa techninė prasme yra labai panašiai 10 km trasą, taigi visos sudėtingiausios atkarpos 5 km trasoje yra išskyrus vieną, tai yra bėgimas šalia šaltinio. Tai kas rinksis 5 km trasą, tai galės grįžti sausomis kojomis. Tai čia yra vienintelis toksai palengvinimas 5 km trasai. O šiaip išbandyti šią trasą tikrai gali visi. Tam, kad įveikti šitą trasą, aš nekalbu, kad ją įveikti ten labai greitai, bet tiesiog tam, kad ją baigti, tikrai nereikia jokių specifinių žinių, nereikia didelės patirties kalnų bėgimuose ar alpinizmo įgūdžių. Tikrai užtenka turėti sportinius batus ir bėgti tiesiog atsargiai. Vietos, kurios nėra įprastos, geriau, kas nėra pratę bėgti trailę, nėra pratę bėgti kalnuose, geriau bėgti tiesiog truputėlį lėčiau ir viskas bus gerai. Na, svarbu saugoti save ir kolegas. Tas trailo bėgimuose visą laiką yra svarbu, kad jeigu kolega patenka į bėdą, iš kito dalyvio tikimasi, kad išties ranką padės išlipti iš kokio griovio ar iš kokio upelio, jeigu jis smuka ir panašiai. Na, bet šičia pas mūsų upelių gilių nebus. Aišku, o kaip apie traumas? Ar dažnai pasitaiko, kad susižeidžia bėgikas, bent jau Lietuvoje? Aš įsivaizduoju, kad užsienį visai kitokios sąlygos, ten dar viskas ekstremaliau, bet man neteko išbandyti jėgų štai tokiame bėgime. Labai įdomu ir žinau, kad Viktorija tikrai mane paraginsi prisijungti kada nors. Žinoma, paraginsiu prisijungti visus, nes tai, ką mes organizuojame Lietuvoje, tai nėra labai ekstremalu. Ir susižeisti iš esmės galima turbūt bėgant ir Vilniaus maratoną. Gali koja susipinti, gali žmogus užkliūti už, kad ir nedidelio akmenuko ir nukristi. Tai teorinė prasme susižeisti galimybė yra. Bet šitas bėgimas nėra toks, kur jau susižeidimai būtų beveik garantuoti ar panašiai. Svarbu įsivertinti dangą, įsivertinti savo įgūdžius ir jeigu nėra įgūdžių bėgti miško takais, galbūt tiesiog valdyti savo greitį. Gerai, čia yra tas renginys ir tas atviro oro, taip
pavadinkime, renginys, kurio rengėjams reikėtų palinkėti ne gero oro, ar ne, Viktorija, o ko nors tokio sudėtingesnio sniego būtų visai neblogai, ir ne, kad dar šiek tiek pasunkinti tą visą trasą, kad ir tie įspūdžiai būtų dar malonesni, įspūdingesni. Gerai, mes netrukus pratęsime pokalbį su Viktorija. Pratęsime pokalbį tiek apie šį sekmadienį Verkių parke rengiamą laukinį trail bėgimą, tiek apskritai apie tai, kaip žmogus pradeda bėgioti, sportuoti, kas turi jo gyvenime pasikeisti, kad jis pereitų nuo bėgimo įprastais galbūt takeliais, tiek asfalto danga, tiek miško takeliais, prie tokių ekstremalesnių. Tai va, 22 minutės po 10 susitinkame po kelių minučių. Opus. Dešimt valandų ir 25 minutės čia LRT Opus Radio. Apie ne tik ultra, apie trail bėgimo, todėl kad Viktorija, ultra trail bėgimas yra dar šiek tiek kitas lygis, ar ne? Čia jau tie ilgi nuotoliai, ar ne, ilgi sudėtingi nuotoliai, kur žmonės bėga kartais parą, dvi. Gediminas Grinius mums labai pažįstamas žmogus ir vienas, ko gero, tvirčiausių šios šakos atstovų pasaulyje. Apskritai pernai pasaulio taurės varžybose berods laimėta 3 vieta. Na, šiais metais pagirsiu Gediminą, jau laimėjo ir 2 vietą. Gerai, bet prie Gedimino mes dar sugrįšime. Kalbamės apie šio sekmadienio įvykį, tai yra Verkių parke vykstančios trail varžybos, vykstantis trail bėgimas, bus pora trasų, ar ne? 5 km, 10 km. Ar būsimi varžybų dalyviai jau galėjo išbandyti šias trasas, tam, kad bent jau susipažintų su tais iššūkiais, kurie jau lauks sekmadienį? Tikrai taip, galėjom. Nes aš kaip varžybų organizatorė
dariau 2 treniruotės varžybų trasose, mes bėgome tiksliau 10 km, 5 jau nebėmėm, nes tai yra ganėtinai trumpa trasa. Ir tose 2 treniruotėse tikrai buvo žmonių susirinkę, buvo ir kolegų Lietuvos ultra rinktinės narių atvykusių ir žmonių, kurie norėjo pirmą kartą išbandyti trail bėgimą ir šias trasas. Na, išbandėm, tikrai įspūdžiai buvo labai skirtingi ir jautėsi, kad žmonių pasirengimas yra skirtingas, bet visi laisvai įveikia trasas. Bet tos trasos yra įveikiamas, tiesiog vieni gali tą padaryti, kurie turi įgūdžius greičiau, kiti gali tą padaryti lėčiau, bet įveikia visi, netgi tie žmonės, kurie pirmą kartą atėjo į trailą. Gerai, o įspūdžiai man šiaip įdomu, buvo kaip ir pati sakei visokių, tai gal gali pasidalinti tais įspūdžiais. Taip, sakykime, bėgant per upelį, tiesiog tai tikrai buvo įspūdžių. Oho, tai mes čia bėgsim? Taip, mes čia bėgsim. Taip, bėgama trail bėgimas, ypač kai tokie trail bėgimai vyksta kalnuose, tai bėgama upelį, molėta danga, purvų ir viskuo, kas pasitaiko ant kelio, išskyrus asfalto, nes jo būna minimaliai. O šiaip įspūdžių iš treniruočių, kurias teko organizuoti, jų buvo tikrai daug ir daugiausiai įspūdžių patyrė tie žmonės, kurie bandėsi pirmą kartą trail. Nes tie, kurie jau bėga, tie, kurie bėga yra kalnuose, tai šitojose trasose nieko labai sudėtingo netras, nes kalnuose būna sudėtingiau. O tie žmonės, kurie pratė bėgti lygių kelių, asfaltu arba miško takais, tokiais, kuriais gali pravažiuoti automobiliai, na šičia jie tikrai turėjo pakankamai daug įspūdžių. Viena mergina netgi kitą dieną minėjo, kad netgi naktį teko sapnuose prasibėgti šitą trasą. Na, tikiuosi, tai nebuvo košmaras. Labai smagu, nes aš įsivaizduoju, kai darai, ką nors, kas tau patinka, užsimerki ir akise matai tą patį vaizdą. Tai jeigu tau sapnuojasi, turėjo labai gerai būti toje treniruotėje. Beje, ar yra kažkokia Lietuvos trail bendruomenė? Ar esate susivienyje, ar dar ji dar tik kūrėsi? Na, galime sakyti, kad trail bendruomenė šiuo metu Lietuvoje kūrėsi. Yra žmonės, kurie bėga trail, kurie bėga ultra trailą, jie yra susijungę Facebook grupėje LTU Trail Running People ir LTU Trail Running Nation. Tenai galima jos rasti, tenai yra organizuojamas, dažnai yra organizuojamas treniruotės ir dalinamas informacija. Bet yra tiesiog Facebooko grupė, kol kas Lietuvoje organizacija iš trail pusės yra tokia. Gerai, aš priminsiu, kad šį sekmadienį Verkių parke įvyks laukinis trail bėgimas, 12 val. Jo pradžia. Verkių parke, visai netoli Verkių dvaro. Registracija vyksta, man atrodo, dar šiandien ir rytoj. Čia yra jau dvi paskutinės dienos, tai daug dalyvių sulauksite, kaip manai? Na, šiai dienai, šiandien ryte, prieš važiuojant į studiją, pasižiūrėjau, buvo 158 dalyviai. Na, kaip trail bėgimams ir tokiam visai naujam ir kitokiam negu įprasta, aš jau džiaugiuosi dalyvių skaičių, nes ir patyrę kolegos, ir patyrę bėgimo organizatoriai prognozavo, kad žmonių bus nedaug, nes oras yra šaltas, yra visai rudens pabaiga, neaišku, kas ten tam lauke darysis ir apskritai žmonės pas mus Lietuvoje nelinkę bėgti visokiom nesąmonėm, kaip upeliai, suvirti akmenis, skardžiai ir panašiai. Bet pasirodo, Lietuvoje žmonės turbūt jau nori pabandyti kažką naujo, kažką kitaip ir dalyvių šiai dienai turime virš 150 ir aš tuo tikrai džiaugiuosi. Ir šiek tiek vėliau, kai mes vėl sugrįšime čia dar likusiam pokalbiui, pasidomėsime, kur Viktorija pati bėgioja Lietuvoje, kokios galbūt yra kitos ekstremalios trasos miškuose, nežinau, bet kur apie tavo dalyvavimą varžybose užsienyje, be abejo, apie ultra trail taip pat norėsime daugiau sužinoti, o kol kas keit paklausom Promise 10 val. 30 minučių.
Lietuva kelios minutės po 10:30, labai įdomiai kalbame šiandien su Viktorija apie trail bėgimą, priminsiu šį sekmadienį Verkių parke, ar ne? Įvyks trail bėgimas, toks nedažnas renginys Lietuvoje ir viena jo organizatorių Viktorija Tomaševičienė su mumis. Viktorija, kaip pati ėmėsi trail bėgimo, ar tai buvo, nežinau, iš pradžių galbūt pabodo bėgioti įprastomis trasomis ar kažkaip kitaip? Turbūt kažkaip kitaip, galėčiau sakyti, nes mano bėgimas dėl to, kad aš bėgioju, yra kaltas šuo. Švis. Prieš gerus 4 metus paėmiau iš prieglaudos šunį, kuris buvo ypatingai aktyvus. Jis buvo suaugęs, didelis, kurzharas, patinas ir labai aktyvus. Tuo metu 2,5 metų pačiam savo jėgų žydėjime. Jam reikėjo krūvio kur kas daugiau negu keli pasivaikščiojimai per dieną. Taigi tam, kad jį kažkaip iškrauti, pradėjau su juo bėgioti. Po to pradėjau bėgioti daugiau, vis daugiau ir daugiau. O kadangi gyvenu pati šalia miško, taigi mes su šuniu pradėjom natūraliai bėgioti miško takais, nes mums ten buvo arčiausia vieta, kur mes galime bėgti. Taigi asfaltą ir plento bėgimą aš atradau daug vėliau negu atradau trailą. O dabar, kiek žinau, tai turi jau nebe vieną šunį, o 3, tai čia, nežinau, šunis nespėja paskui tave. Tiesiog, kai pradėjau bėgioti su šuniu, aš sužinojau, kad yra toksai sportas, kuris vadinasi canicross, čia angliškas terminas, lietuviškai, ko gero nėra dar atitikmens, bet to sporto esmė yra tokia, kad šuo yra kinkomas petnešomis su amortizuojančiu lynu rišamas prie žmogaus ir jie bėga kartu visų greičiu. Tai yra šuo tempia savo šeimininką ir prideda greičių. Vyksta tokios varžybos, dažniausiai trasos būna 5 km ilgio, abudu tiek šuo, tiek šeimininkas grįžta visiškai pakabinę liežuvius, šuo dažniausiai būna apsiputos, apsisilios, jeigu šuo teisingai dirba. Taigi aš pradėjau dalyvauti tokiuose varžybose, kurios irgi vyksta miško takais, su šunimi. Jau šuo pradėjo bręsti, augti, pradėjau suprasti, kad dar keli metai ir mano šuo eis į pensiją, o šito sporto paleisti aš nenorėjau, taigi įsigijau dar vieną šunį, kuris kuriuo bėgo toliau. Kokios veislės šunį renkėsi tokiam bėgimui? Kurzhara, tai yra vokiečių trumpaplaukis pointeris. Supratau. Jie yra labai aktyvus, labai greiti, labai judrus ir pakankamai paklusnus, jie tikrai puikiai tinka šitam sportui. Viktorija, kalbant, jeigu jau mes kalbamės apie trail bėgimą ir trail varžybų organizavimą Lietuvoje, tai netrukus pereisim prie tavo galbūt dalyvavimo užsienyje, o apie trasas dar sakiau, kad pakalbėsime, ar yra kažkokių tai ekstremalesnių trasų Lietuvoje, miškuose, giriose, nežinau, kur jūs renkate su savo bendruomenė, su savo draugais pabėgioti, kažko tai atrasti, nežinau. Trail gimtinė turbūt galima vadinti Sapieginės kalnus Antakalnyje. Tenai dažniausiai mes renkamės ir susitinkam. Paskutiniu metu gal tų treniruočių vyksta truputėlį mažiau, nes buvo vasaros sezonas, visi turėjo labai intensyvius savo sportinius sezonus ir mažiau laiko liko tokiam organizavimui bendrų treniruočių. Bet šiaip pagrindas yra Sapieginės kalvos, nes tenai kalvų yra daug, sukilimo galima surinkti tikrai nemažai. Plus yra ir Belmonto kalvos, kur taip pat galima rasti ir įkalnių, ir nuokalnių, ir pakankamai techniškai sunkių įkalnių, nuokalnių. Plus yra dar ir kalnų parkas. Norint, tikrai galima surasti, kur rasti kalną ir kur rasti nuokalnę ir sudėtingą nuokalnę arba sunkų kalną. Tik atrodysi galbūt keistai išbėgęs iš, pavyzdžiui, kalnų parko, visas purvinas, šlapės, perlipęs per kokią nors tvorą ir patekęs tiesiai į Olandų gatvę ar panašiai. Gerai, Viktorija, apie varžybas užsienyje, ar tenka dalyvauti? Tikrai taip, teko dalyvauti ne vienose varžybose užsienyje, daugiau tai buvo ultra trailo varžybos, tai yra 60, 80, 85 km bėgimo kalnuose. Ultra trailas, tai čia jau kai daugiau negu 50 ar? Ultra prasideda ten, kur baigėsi maratonas. Iš tikrųjų, tai jeigu varžybos yra virš 42 km, tai jau yra ultra. Ir kokie pasiekimai? Praeitais metais Lenkijai teko ganėtinai sunkiose varžybose teko bėgti 70 km, sunkumas buvo tenai toksai, kad 80% trasos buvo molis. Labai slidus, purvinas, klampus molis, kur... Labai daug jėgų reikalaujantis bėgimas iš tikrųjų. Tikrai ir jėgų reikalauja,
fizinių ir psichologinių taip pat, nes man buvo emocinis šokas, kai aš supratau, kad šitas molis visą trasą tęsis, nesibaigs ir kad aš jau purvina iki kelių, molis aplipęs aplink mano batus, aš jau nebematau savo batų spalvos ir tai yra tik 30 kilometras, atrodė, o jėtos, tai tikrai sudėtinga. Bet tam tikrų momentų tose varžybose man atėjo lūžis, kad aš noriu baigti šitą trasą kuo greičiau, išlipti iš to molio ir atbėgau tuo metu tarp moterų 3. Apskritai Lietuvos trail arba ultra trail bėgikų lygis, ką galima būtų apie jį pasakyti. Na, mes žinome Gedimino pavyzdį, Gediminas yra šaunuolis, iš tikrųjų, tai yra pagrindinė didžiausia mūsų Lietuvoje ultra trail žvaigždė, bet pasaulio čempionate, kuris vyko šiais metais Prancūzijoje, dalyvavo vyrų rinktinė, kurie bendroji komandiniai įskaitoj užėmė tikrai aukštą 10 vietą. Tai yra super, tai yra labai aukštas pasiekimas, nes Lietuva lygumų šalis, trailo bendruomenė tik tai kūrėsi, bėgikai visi treniruojasi patys savarankiškai, nes tokių kaip ultra trailo trenerių mes neturime iš vis. Taigi pasiekti vyrų komandai 10 vietą pasaulio čempionate, tai yra tikrai labai labai aukštai ir labai daug. Viskas, ko gero, atliekama savarankiškai, bent jau žinant mūsų sąlygas. Gerai, Viktorija, ir prieš metus kalbantis su Gediminu Griniumi, ar ne, tai buvo labai daug įspūdžių iš tų visų salų, tų visų pasaulio kraštų, kuriuose jis apsilanko, kai tenka pakilti gerokai virš jūros lygio, vėl nusileisti, kai per vieną parą tiek kartų pasikeičia gamtinės sąlygos, nes tu kelių kilometrų aukštį, paskui vėl leidžiasi, gali būti plus 25, plus 35 ir paskui staiga jau minusinė temperatūra. Ar tenka išbandyti save tokiuose sąlygose? Pakilti iki minusinės temperatūros man kol kas neteko, bet tokių pajusti labai skirtingą dangą tikrai teko, nes būtent taip, kaip ir Gediminas anksčiau yra sakęs, tai taip tenai trail ir yra. Kai kyli kalną, viskas labai keičiasi. Nuo paprasto prabėgamo takelio keičiasi į single track, vadinamą žvėrių takelį, kuris yra siauras, jis gali būti labai olėtas, šaknuotas, techniškai sudėtingas, purvinas ir panašiai. Na, kai leidėsi, vėl viskas keičiasi. Jeigu dar lyja, tuomet viskas pasidaro daug sudėtingiau. Man yra tekę dalyvauti šiais metais varžybose Italijoje, ten buvo apie 70 km ir sukilimo per visą laiką buvo per visą trasą apie 4000 metrų vertikalaus sukilimo. Ir nors tai buvo Italija, vasara ir Italija įsivaizduoja kaip karštą šalį ir visą laiką buvo karšta, plus 30 buvo iki varžybų, po varžybų irgi buvo plus 30, bet kalnuose buvo plus 18 ir 5 valandas lyjo. Taigi tikrai buvo sudėtinga, buvo šalta, aš tenai vienoj nuokalniai taip kritau, kad išsimušiau dantį, tokių sužeidimų gali būti kalnuose ir panašiai, bet įspūdžiai iš tų varžybų tikrai galingi, nes radau savo nuotrauką varžybų fotoarchyve, kai ką tik finišavau, ten buvo toks juokas, kur aš tokią šypseną nufotografuota, kad aš tikrai nesimenu, kad aš taip džiaugiausi. Pagaliau sugrįžusi namo. Grįžusi į pasaulį. Šią valandą mes kalbėjome su Viktorija Tamoševičienė, ji yra viena iš renginio organizatorių, bėgimo renginio organizatorių. Šį savaitgalį, paskutinį rudens sekmadienį, Verkių parke laukinis trail bėgimas. Būkite pasiruošę bet kam, pataria organizatoriai, Viktorija, ar ne? Gal dar vienas kitas patarimas ir kur reikėtų dar registruotis, jeigu kas nors susidomėjo? Registruotis galima internetu varžybų puslapyje www.laukinės-trail.com arba susirasti mus per Facebook Laukinis trail, ieškant taip, ir registracija vyksta iki ketvirtadienio vakaro, tai yra iki ketvirtadienio nakties. Na, kas apsispręs turi dalyvauti vėliau, yra galimybė užsiregistruoti ir varžybų dieną atėjus tiesiog. Varžybos prasideda 12 val. Jeigu kažkas dar norės registruotis, tikrai reikėtų atvykti ne vėliau 11 valandos. O patarimai yra pagrindiniai, tikrai reikia būti pasiruošęs bet kam, nes sutiksite tikrai labai skirtingą dangą nuo plataus parko tako iki slidžių akmenų.
Na ir tiesiog neapsirengti per daug, tas irgi svarbu, nes bėgant žmonės sušyla. Ir labai sunku paskui bėgti, labai sunku. Ir po to sunku bėgti, ir po to gali kabintis peršalimai, na, o grįžus, finišavus, vienas iš tokių patarimų irgi kuo skubiau persirengti, na ir tuomet jau laukti kitų dalyvių, laukti apdovanojimų ir panašiai. Visą tai bus gerai. Dėkoju Viktorijai Tamoševičienei, labai smagus pokalbis, iš tikrųjų manau, kad kartą per metus galime pakalbėti apie trail bėgimus, apie įspūdžius patirtus per metus dalyvaujant ir varžybose Lietuvoje ir užsienyje. Ačiū tau, Viktorija, kad užsukai pas mus šįrytį studiją 10 valandų ir 44 minutės. LRT Opus. Tavo muzika.